Pašvenčiančioji malonė yra palaimintojo regėjimo daigas, lyg aušra anos šviesos. Tai pumpuras, kuriame jau yra palaimintojo regėjimo žiedas, kuriam skirta pilnai išsiskleisti po žmogaus mirties. Vadinasi, pašvenčiančioji malonė yra tos pačios rūšies antgamtis, kaip ir palaimintojo regėjimo malonė. Norėdami geriau išsiaiškinti šį mūsų panašumą į Dievą pašvenčiančiosios malonės dėka, bažnyčios tėvai yra vartoję įvairių palyginimų. Jie sako, kad mūsų siela yra gyvas švenčiausiosios trejybės paveikslas, kurį įspaudžia mūsų sielon šventoji dvasia, kaip kad antspaudas įspaudžiamas vaške. Iš čia jie daro išvadą, kad siela malonės stovyje yra nuostabi grožybė, nes menininkas, kuris šį švenčiausiosios trejybės paveikslą sukuria, yra be galo tobulas, juk tai pats Dievas. O jei taip, tai, kaip sako bažnyčios tėvai, turime iš visų jėgų rūpintis, kad to paveikslo savo nuodėmėmis nesugadintume, nesunaikintume, o turime stengtis, kad jis taptų vis labiau panašesnis į tą, kuris yra tą paveikslą sukūręs. Bažnyčios tėvai malonės stovyje esančią sielą palygina ir su skaidriais kūnais, kurie saulė juos apšvietus patys šviečia saulės šviesa. Panašiai yra ir su mūsų siela, kai ją peršviečia Dievo šviesa. Ji tada spindi ne savo prigimtąją šviesą, bet Dievo šviesa. Įrodinėdami, jog supanašėjimas į Dievą pašvenčiančiosios malonės dėka nėra paviršutinis dalykas, bet perima sielą iki pačių jos gelmių, bažnyčios tėvai naudoja ugnies ir geležies palyginimą. Kaip geležis patekusi tarp kaitrių žarijų, greitai pasidaro lyg žarija, šviečia kaip žarija, skleidžia karštį kaip žarija ir tampa lanksti. Panašiai atsitinka ir su siela, patekusia į dieviškosios malonės žaizdrą. Siela greitai apsivalo nuo netobulumų ir ima šviesti dieviškąją šviesą, skleisti dieviškosios meilės šilumą ir tampa pavaldi dieviškiesiems įkvėpimams. Vienas šių laikų rašytojas vartoja skiepo palyginimą. Kaip geras skiepas laukiniam poskiepiui suteikia save, savo gerumą, taip ir pašvenčiančioji malonė, tarsi skiepas, suteikia mūsų prigimčiai dieviškojo gyvenimo panašumo, jo tobulumus. Taigi pašvenčiančioji malonė įjungia sielą į nuostabią vienybę su švenčiausiąja trejybe. Ši vienybė pilnai pasireikš palaimintajame regėjime.